Gerovė reiškia pusiausvyros pasiekimą gyvenime. Ji apima fizinę sveikatą, mitybą ir bendrą gerą savijautą. Jauniems vyrams ypač svarbu šią pusiausvyrą užtikrinti kuo anksčiau, nes paauglystėje ir ankstyvoje suaugusiojo amžiaus stadijoje susiformavę įpročiai dažnai išlieka visam gyvenimui. Gerovė tai ne tik ligų prevencija, tai gera savijauta, pilnavertis funkcionavimas ir fizinės, protinės, emocinės bei socialinės sveikatos pusiausvyros išlaikymas. Sveikatą lemia jūsų kūno, proto ir aplinkos sąveika. Tai reiškia, kad jūsų geroviai įtakos turi kasdieniniai įpročiai, mintys ir aplinka. Fizinis aktyvumas šiame procese atlieka lemiamą vaidmenį. Reguliarus judėjimas gerina širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą, stiprina raumenis, didina energijos lygį ir palaiko psichinę sveikatą, mažindamas stresą, nerimą bei depresijos simptomus. Jis taip pat gali pagerinti miegą ir padėti jaustis labiau subalansuotam. Mityba yra nemažiau svarbi. Tai, ką valgote, tiesiogiai veikia jūsų savijautą ir darbingumą. Subalansuota mityba apimanti natūralius maisto produktus, pavyzdžiui, vaisius, daržoves, baltymus ir sveikuosius riebalus, suteikia organizmui būtinų maistinių medžiagų, reikalingų energijai, augimui ir ilgalaikiai sveikatai. Netinkami mitybos įpročiai, tokie kaip didelis perdirbtų maisto produktų ir cukraus vartojimas, gali neigiamai paveikti tiek fizinę, tiek psichinę savijautą. Jūsų kasdieniniai pasirinkimai ilgainiui daro įtaką jūsų sveikatai. Mažas fizinis aktyvumas ir dažnas perdirbtų maisto produktų vartojimas gali pakenkti jūsų savijautai, o nuoseklūs sveiki įpročiai padeda organizmui jaustis ir veikti geriausiai. Svarbu vaidmenį vaidina ir socialiniai veiksniai. Lyčių stereotipai dažnai daro įtaką tam, kaip jauni vyrai žiūri į savo sveikatą. Daugelis jaučia spaudimą atrodyti stipriais, nepriklausomais ir atspariais, o tai gali priversti juos ignoruoti sveikatos problemas arba vengti kreiptis pagalbos. Tačiau tikroji stiprybė reiškia ir rūpinimąsi savimi. Atvirumas kalbant apie sunkumus, atsakingų sprendimų priėmimas ir pagalbos prašymas, kai jos reikia, visa tai yra svarbios sveiko gyvenimo būdo dalys. Įpročiai, kuriuos įgysite šiandien, lems jūsų ateitį. Sveikas gyvenimo būdas gali padėti išvengti lėtinių ligų, pagerinti kasdienio gyvenimo kokybę ir padidinti bendrą pasitenkinimą gyvenimu. Gera sveikata nesusikuria per naktį. Tai nuolatinis procesas, kuris prasideda nuo mažų žingsnių ir nuoseklių veiksmų. Laikui bėgant šie įpročiai sukuria ilgalaikius teigiamus pokyčius ir padeda sukurti tvirtą pagrindą sveikam ir pilnavertiškam gyvenimui. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite kursą ir sužinokite daugiau apie tai, kaip pagerinti savo sveikatą ir savijautą.